Sveiki, su jumis šiandien Solveiga ir noriu pasikalbėti apie pasakas. Pasakas man skaitydavo mama vaikystėje. Taip pat prisimenu pasakas, kurias skaitydavo man darželio auklėtojas. Ir labai mėgdavome darželėje pasakas vaidinti. Mėgdavome būti princesėmis, karalaitėmis. Kas man patiko pasakose, tai kad jos mokino mus gėrio, mokino mus būti drąsiais, ryžtingais. Ir visą laiką pasakos baigėsi gera pabaiga. Tai mane labai ir džiugina. O kokia mano pasaka pati mėgstamiausia, tai pasaka Pelenė. Prašydavau mamos kiekvieną vakarą jos skaityti. Kažkas ypatingo buvo. Ir ta fėja, kuri pavertė Pelenę princesę ir paskui iki 12 valandų turėjo vėl atgal atsiversti į Pelenę. O dalinkitės su manim, kokios jums pasakos patinka. Ir jeigu patiko mano video, spauskite like.